Antikorozijos centras Alytuje Likiškėlių gatvė 33. Penktadienį naujienų kanalai išplatino informaciją, esą premjeras Gintautas Paluckas, lankydamasis Alytuje, susitiks su Dzūkijos apskrities vadovais ir ieškos vietos kariniam poligonui. Poligonų poreikis Lietuvoje tikrai yra ir apie tai mes galime diskutuoti, bet tikrai nėra nei įpareigojimo, nei prievolės, nei galų gale regiono merų įsipareigojimų. Šitos dalykus mes turime spręsti, sverdami tiek poveikį bendruomenėms, tiek poveikį atskiroms savivaldybėms, galvojant apie tam tikras investicijas ir kompensacinės priemonės. Tikrai niekas neatvažiuos ir nepradės kasti tranšėjų ar kirsti medžių prieš savivaldybių ar regiono valią. Pirmiausia, tai nėra vieno ar kito mero kažkoks individualus pasirinkimas. Matyt, reikia šnekėti ir su miestų tarybomis, su miestų bendruomenėmis, su galų gale suinteresuotomis visuomenės grupėmis, nes tas poveikis taikomas visiems. Tai galų gale yra ir apsaugos tam tikros zonos. Jeigu jau mes šnekame apie brigados dydžio poligoną, tai suprantama, jog tai yra ir garsas, ir triukšmas, ir matyt sprogmenys ir kiti dalykai. Bet kaip ir minėjau, detaliai tikrai mes apie tai nekalbėjom ir šiandien nėra jokio konkretaus apibrėžto plano dėl poligonų steigimo šiame regione. Gyventojai mūsų portale komentaruose rašo, kad pastebi Varėnos rajone masinius miškų kirtimus. Šiandien pasirodė informacija, kad galbūt premjeras, lankydamasis Dzūkijoje, ieško vietos poligonų ir čia gali būti susiję. Nežinau, ar šiandien būtent premjeras ieško tos vietos. Klausimą būtent tokį aš jam uždaviau dėl poligonų, kokie planai ir kokie ketinimai. Tai buvo patikinta, kad sprendimų dar nėra ir kad apie tai bus kalbamasi, bus dialogas. Tai tikėkimės, kad taip ir bus. Tik buvo taip pat išsakytas priekaištas, kad būtų gerai, kad ne iš žiniasklaidos pirmiausia mes sužinotume apie galbūt ketinimus Varėnoje ar kur nors kitur. Tai manau, kad šiek tiek vejasi iš paskos vyriausybėje sakykime, paleistą gandą ir manau, kad ateityje kalbėsime apie tos temas. Varėnos rajonas vienas didžiausių Lietuvoje. Ar rastumėte vietos poligonų? Jeigu, tarkim, premjeras būtų ir miškingiausias, aišku, ar rastumėte vietos? Žinot, man sunku dabar iš karto komentuoti, kai mes nežinom, ar tokį pasiūlymą sulauksim. Koks tas pasiūlymas bus, kokio poligono, nes yra kelių rūšių poligonai ir tik manevravimui, ir yra šaudimui, ir kokią jie vietą nusižiūrėtų. Be abejo, kad dominuoja tarp, sakykime, Varėnoje, mūsų krašte dominuoja skeptiškas požiūris, nes mūsų visada mes patys labai mylim savo gamtą ir ten turim garsų Dzūkijos nacionalinį parką, daug gražių vietų ir buvom ribojami, skatinami vystyti turizmą, gražią aplinką ir žinoma yra nuogąstavimas, kad visa tai gali būti pavojuje dėl tokių planų. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.